Kokią įtaką daro saugumui tas garso izoliacijos didumas viduje, nes, pavyzdžiui, negirdėti kartais aplinkos garsų yra šiek tiek pavojinga, tarkim, kai važiuoja specialusis transportas, greitosios, policijos automobiliai. Ne, tai tiek mes negalim padaryti, kad taip jau visai nesigirdėti nieko. Ar nėra ta poveikio, kad iš viso nesigirdi kokia nors, nežinau, kompanijos besismaginančios, riekaujančios, kuri, tiesiog jisai prislopintas, ar tai nepatolina to atstumo, kada tu išgirsti garsą, kad tai netaptų per vėlu ir tai nedaro įtakos saugumui? Galiu jūs nuvilti, žinokit, kad taip nepadarysim, kad tai būtų kosminiam laivė tenai, iš tikrųjų. Vis tiek per langus girdėsis. Va čia irgi tokią vieną sieną darėm apynoje 22 metų. Mes pravažiavom testą padarėm ir paskui po to pravažiavom testą po garso izoliacijos. Nerodo tie parametrai tokio rezultato, kaip paprastai Toyotose. Ten Toyotose RAV4 tokiam tai kokie 10-11 decibelų, o toj sienoj ten 5-6 decibelai. Galvoju, kažkaip, gaila, bet nėra bloga labai garso izoliacija originali. Ir sakau, paskambinsiu, paklausiu, kaip ten ta nuotaika, žinai, kaip ta visa investicija. Sako, apsimokėjo 100%, aš negirdžiu, kaip per balas važiuoju, sako. Anksčiau girdėdavau, dabar negirdžiu, kaip per balas važiuoju, sako. Negirdžiu, kaip purvinus. Ar čia bala, ar čia ne bala, žinai, galvoju, žinai. Toksai buvo vienas, man taip palengvėjo, galvoju, faina, vis tiek bent jau, kaip sakyt, pats nesi 100% įsitikinęs, kad tas rezultatas, galvoju, Toyota bus geresnis rezultatas, bet siena jinai turi tą biškį geresnę garso izoliaciją, pasirodo, ne taip kaip RAVas. O kaip yra su ryšio, pavyzdžiui, blokavimu? Ar yra kažkokia, kad mobilus ryšys blogiau veikia, Wi-Fi'us ar dar kas nors, kad ta izoliacija sudėjus? Tikrai ne. Šiaip, kas liečia muziką, tai čia atvirkštinis momentas. Kai tu negirdi aplinkinių triukšmų, tu muziką paprastai klausai tyliau ir kokybiškiau. Tau nereikia tiek garsinti, kad tu girdėtai labiau muziką negu kad lauką. Kaip ir teigiamas poveikis sveikatai, ko gero, nes kada daug triukšmo patiria žmonės dirbdami namuose, kas augina ypatingai vaikus, tai tas triukšmas nuolatinis jisai vargina, tai aš įsivaizduoju, tai yra... Ypač daug važinėja transportu, ilgais atstumais, visa kita, tai tikrai garso izoliacija reikalinga turėtų būti. Šiaip labai įdomu dar, kokiai transporto priemonė įdomiausiai galbūt esate dėję izoliaciją, kur gal buvo sunkiau išardyti, ar buvo sunkiau parinkti medžiagas? Šitai nėra lengvai ardoma, gana sudėtingai ardoma. Labai įspūdį sukėlė Tesla X 16 metų. Kas ten sugalvojo ją tokią? Meistras sako, nesuprantu. 18 metų jau geriau, jau išmoko. Tai, kaip aš sakau, Teslas išmoko pirmiausia nuo kompo daryti, tada aplinkui klijuoti tenai kas kėbulą. O dabar jau ir garso izoliacija biški geresnė, ir jau logika surinkimo yra. Šiaip visi automobiliai yra numatyti, jie išrinkti, surinkti. Ir būna klausia mūsų, kaip dėl garantijos, žinai. Visą laiką ta garantija priklauso daugiausia nuo to vadybininko salono, ką jisai pasakys, o jisai gali bet ką pasakyti. Jeigu aš ateisiu į saloną, sakysiu, noriu ten darytis garaže, ten garso izoliacija ir garantija bus. Tai jisai, kad nenorėtų problemų, tai sakytų, nebus garantijos, net nieko nedaryk, žinai. Bet aš visą laiką sakau, tu nuvažiuok ir pasikalbėk, žinai, sakyk, aš noriu daryti garso izoliaciją pas autokraitis. Tiesiog ką tau pasakys dėl to. Tai kas liečia Toyotas, tai dar negirdėjau, kad kažkas pasakytų, kad garantija negaliotų, net ir mus rekomenduoja. Bet aišku, žmonių įvairovė didelė ir tikimybė, kad pasakys, kad garantija negalioja maža, bet jinai vis tiek egzistuoja. Bet tai jums dar neteko su to susidurti, kad kažkuriam automobiliui problemų būtų, ne. Kad sakytų garantiją, jeigu ardysi, dėsi izoliaciją papildomai. Nebuvo jokių situacijų, kad mes kažką būtume pridarę. Turime, aišku, 100 000 eurų civilinį draudimą dėl visų ramybės. Žmonės gali padaryti klaidą, bet nematau čia tokios klaidos, kurios nebūtų galima kažkaip tai nebrangiai ištaisyti, ta prasme.